Per visą žmonijos veiklos laikotarpį iki 19 amžiaus antros pusės į atmosferą išmesta tik 70 milijardų tonų CO2. Šiandien toks kiekis CO2 į atmosferą patenka per 5 metus. Vidutinis metinis prieaugis sudaro 2–4%. Daug tūkstančių metų vidutinė planetos paviršiaus temperatūra buvo apie plus 15 laipsnių Celsijaus. Buvusių atšilimų tarp ledynmečių laikų vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje pakildavo tik 2–2,5 laipsnio aukščiau už dabartinę. Tuo laiku klimatas Europoje būdavo panašus į dabartinį Afrikoje. Antarktidoje iš 2 km gylio paimti ledo pavyzdžiai leido atkurti Žemės gamtos istoriją per pastarosius 150 tūkstančių metų. Atsekti vidutinės metinės temperatūros kaitą. Ištirta, kad minimalus CO2 kiekis buvo ledynmečių laiku ir maksimalus atšilimų tarpsnis. Dabar pastarosius 10 tūkstančių metų tęsiasi atšilimas. Užfiksuotas aiškus CO2 padidėjimas dėl žmogaus ūkinės veiklos. Didelį neigiamą poveikį turėjo tropikų miškų kirtimas. Per pastarosius 30 metų iškirsta beveik 50% tropikų miškų. Planetos miškai nesugeba sugerti viso CO2. Dabar vandenyne CO2 yra 50 kartų daugiau nei atmosferoje. Tai 3 kartus daugiau negu vandenynas gali apdoroti. Už mano nugaros matote Rokiškio katilinę, kuri per metus išskiria labai daug CO2. Tokie automobiliai kaip šis labai teršia orą. Ačiū Dievui, jis jau nebevažiuoja. Tačiau Lietuvos keliai vis dar pilni tokių automobilių. Tačiau ačiū Dievui, mūsų keliuose vis dar yra štai tokių kažkokių daiktų panašių į automobilius. Labai mažas kubinis turis, išskiriama minimalus kiekis CO2. Dėdė labai neatsakingas vairuotojas. Štai, mūsų keliuose labai orą teršiantis agregatas. Šis automobilis buvo sukurtas 95 metais Vokietijoje, kuomet dar nebuvo rūpinamasi oro švara. Jis atvažiuoja labai lėtai. Jis stoja. Ne, nieko nebesigur. Štai šis automobilis nepaprastai teršia gamtą. Tik pažiūrėkite į jo išmetamasis vietas. Pamojokime vairuotojus. Žiūrėk, eina viršau. Dabar sausio 16 diena. Anksčiau tokiu metu būdavo pilna sniego. Tačiau dabartinis klimatas verčia tiesiog džiaugtis gyvenimu. Mama nupirka ragutę žiemai, tokios šaunios, raudonas, kaip man lūpas nušalė. A kur sniegas, nada kataca, Žiemas sportas visiškai miršta. Jeigu norėčiau dabar paslidinėti, turėčiau daryti štai taip. Aš su ragutėm noriu. Štai ką daro oro tarša. Rūgštus lietus susidaro, kai sieros dioksidai ir azoto oksidai patenka į atmosferą ir susimaišę su vandeniu chemiškai pakinta. Iš šio vandens susidaro debesys. Užterštas vanduo patenka į žemę su lietumi ir sniegu. Toks lietaus didina dirvos rūgštingumą ir gali sutrikdyti ežerų ir upelių cheminį balansą. Vienas tokių pavyzdžių – užpelkėti baigiantis Laukupės upelis. Europoje rūgštus krituliai dažnai buvo stebimi Skandinavijos šalyse, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje. Rūgštus lietus yra svarbi problema ir Kinijoje, Rytų Europoje, Rusijoje ir Jungtinėse valstijose. Tačiau tęsiantis visuotinei industrializacijai vis dažniau pasekmių sulaukime ir Lietuvoje. Rūgštus lietus kelia nemenką pavojų ir žmonių sveikatai. Ypač pavojingi yra toksinų jonai, kurie kelia alergines ligas ir kitas odos sutrikimus. Vilius Milašius, 2 GB klasės žinioms, Rokiškis. Ozonas atlys yra itin svarbus klimatą formuojantis atmosferos elementas, nors sudaro tik milijoninę jos dalį.
Šiandien jau nebejojama, kad ozono sluoksnis mažėja, kad yra vadinamoji ozono skylė. Tavas juokas. Tai žmogaus neapgalvotas veiklos poveikis. Sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą be šaldytuvų, nuskausminimo priemonių, chirurginių operacijų metu, putų gesintuvų, ypač aerozolinių kvepalų kremų dažų. Freonai padeda išskaidyti mums naudingas medžiagas. Bet jei žmogus nesumažins freonų naudojimą, tai iki 2100 metų ozono gali labai sumažėti. Žemė netekusi apsauginio apvalkalo atiduos kosmoso erdvei vis daugiau šilumos ir jos paviršius atšals. Keisis klimatas. Gali sutrikti baltymų sintezė augaluose, o dėl padidėjusios ultravioletinių spindulių skvarbos daugiau žmonių susirgs vėžinėmis odos ligomis. Ponas kur pabėga? Ką jūs manote apie šitą ekologišką namelį? Kodėl jūs sakot, kad šitas namelis yra ekologiškas? Todėl, kad matau, jis ir labai mažas, talpus. Iš tikrųjų, šis namelis yra labai ekologiškas, nes jo apšiltinimui naudojamos šiukšlės ir jis nedegus. Ir kamino, kaip matot, nėra, tai neįskiria jokių dujų. Todėl, kad jos paslieka viduj. Jo, ir išeina į kitus galus. Tai manau, kad tokių namelių turėtumėm pristatyti visur pasaulyje, aplink Lietuvą. Aplink Lietuvą ypač, kad Lietuva būtų švari ir ekologiška. Taip, ir aš taip manau. Va, pavyzdžiui, važiuoja mašina ir manot, kaip iš jos išskiriamos yra dujos, kurios patenka į aplinką ir sukelia šiltnamio efektą. Taip, globalinį atšilimą. Taip, būtent dėl to ir tirpsta ledynai. Taip, ir todėl mes paskęsime kaip žiurkės laive. Taip. Telefonas irgi kenkia. Ne, bet jis kenkia smegenų sistemai. Gali būti ir potencijai biškį.